papasakosiu greit istoriją, blėt. Nedaug laiko turi, nes baigėsi vieta. Greit, sakyk. Gerai, tai va, blėt, atvažiavom kurva į Monument Valley, nuvarėm, pilną maisto, blėt, bagažinę turim, dešrelį, pizą, galvom, prisikepsim, blėt, prisidarysim, zaibys bus, atvarom, ugnies negalim, blėt, sumokėjom 20 baksų už įvažiavimą, už tai, ką mes matom dabar, neįvažiavę, blėt. Važiavom 25 mylės alkoholio nusipirkti, šitoj vietoj negali alkoholio, nei vartoti, nei Paaiškėjo, kad čia yra didžiulė teritorija. Sausas įstatymas. Navajo ten gentis, kur ne tik neparduoda alkoholio, Navahui, blėt. Navahui. Navahui, bet ir draudžiama jį gerti ir vartoti. Nieko prieš indėnus neturim. O jeigu tipo pasirodai kur nors gamtoje ar Su viešai alkoholio džailas. išgėręs, va būtent kalėjimas. Lietas, kur čia sukt, sorry? Į dešinę, taigi va. Taigi ne čia, asilė. Nu va ten toliau. Nu gerai. Va, išliam širdį, va, labai gražus monumentaliai. Jo, mes prieš indėnus nieko neturim, čia jų žemė, šitie plėt raudonkakliai užpuolė, okupavo pydarai. Bet negražu, žinau. Dabar prarasim daug šaibų ir važiuosim dar 2 valandų, kur alaus rasim. Mes važiavam savo campsite'ą, nukencelint visko, į minusą nueisim per $100, bet... Šiam. Per šiam? Ai, nu jo. Bet važiuojame į Teidžą, kuris yra dachuja toli, bet ten baigėsi indėnų teritorijos ir galėsim pripist laiką, ko mes realiai ir atvažiavom. Ne, mes ne dėl alkoholio, iš idėjos mes taip darom. Jo, iš idėjos. Šiaip savo cancelinam. Va.